Sveiki gyvi! Kiek po ilgesnės pertraukos Time Club LT kanale su jumis vėl sveikinasi Gediminas. Šį kartą mano rankose šveicarų gamintojo Aviator riboto leidimo laikrodis dedikuotas Antrojo pasaulinio karo lėktuvui P-39 Air Cobra. Laikrodis parduodamas solidžioje pilkos spalvos dėžutėje su odos vidinė apdaila, pridedama knygutė vartotojo vadovas. Laikrodis gana didelis, diametras 43 mm, o įskaitant karūnėlės apsaugą iš šono turėsime ir visus 45 mm. Pilnas aukštis nuo auselės iki auselės yra 52 mm. Pagal matmenis laikrodis labiau tinkamas stambesnių riešų savininkams. Istoriškai Pilot stiliaus laikrodžiai yra didesnių gabaritų. Dėl geresnio skaitomumo ir buvo segami tiesiogiai ne ant riešo, o ant piloto pirštinės. Tiesa, gana neįprasta šiam stiliui yra auksinė korpuso spalva. Korpusas nerdiuojančio plieno su safyriniu stikliuku. Galinis dangtelis leidžia matyti automatinį mechanizmą Sellita SV200. Šio laikrodžio įkvėpimo šaltinis Antrojo pasaulinio karo amerikiečių naikintuvas Bell P-39 Air Cobra. Norint laikrodžiui suteikti kuo daugiau autentiškumo, jam suteiktos kiek neįprastos, tačiau išskirtinės korpuso formos, kurios turi aerodinaminių užuominų iš pačio lėktuvo. Tiek korpusas, tiek auselės gana masyvios. Vyrauja pilnai poliruoti korpuso paviršiai, tik auselių priešakinė dalis yra smulkiai šlifuota. Laikrodžio stilius akivaizdžiai aviacinis, su tam tikrų išskirtinumo prieskonių ir nestandartiniais sprendimais. Pavyzdžiui, šalia klasikinio rudos apyrankės ir auksinio korpuso derinio pridėtas ir šiam spalvų deriniui nebūdingas tamsiai mėlynas ciferblatas. Ciferblato pagrindas su kvadratėlių tekstūra ir iškeliomis valandų padalomis sukuria savotišką 3D efektą. Ties ciferblato kraštu dar turime minutinę skalę. Data įprastoje vietoje ties 3 valanda. Visi šie elementai sukuria ganėtinai apkrauto ciferblato įspūdį. Visgi tai padaryta su intencija, norint kuo tiksliau perteikti karinio lėktuvo valdymo panelių įvaizdį. Nepaisant to, laiko skaitomumas geras. Baltos rodyklės gana masyvios ir puikiai matomas ant tamsiai mėlyno ciferblato. Parašykite komentaruose, ką manote apie šio laikrodžio dizainą. Laikrodis pagamintas tvarkingai ir tiksliai, negalėčiau paminėti kažkokių netikslumų detalėse. Paprastai aviacinio stiliaus laikrodžiai labiau skirti laisvalaikiui prie laisvesnės aprangos. Tuo tarpu šis modelis nors ir didesnių gabaritų, tačiau stilistiškai ir spalviškai tinka ir prie oficialios aprangos. Laikrodžio varikliukas šveicariškas Sellita SW201 automatinis mechanizmas. 26 akmenukų, 6 judesių per sekundę mechanizmas yra gerai užsirekomendavęs ir patikimas. Tiesa, Aviator pritaikė savo ženklinimą ant rotoriaus. Laiko ir datos nustatymas įprastas. Dar šiek tiek vertėtų pakalbėti apie karūnėlę. Karūnėlė vidutinio dydžio, tačiau pakankamai aukšta, papuošta logotipu iš galo. Jos apčiuopimas geras. Papildomai prie korpuso krašto pritvirtintas karūnėlės apsaugos elementas sumažins karūnėlės užkibimo už rūbų galimybę. Taip pat jis yra svarbus dizaino elementas. Švytėjimo efektas pakankamai stiprus, išlieka matomas apie valandą.
Ruda odinė apyrankė pakankamai tipinė, tačiau rečiau naudojama 19 mm pločio. Pagaminta tvarkingai, su Aviator logotipo įspaudu iš vidinės pusės. Sagtis taip pat paženklinta gamintojo logotipu. Kaip jau buvo minėta anksčiau, ruda apyrankės spalva kiek keistokai žiūrisi su mėlynu ciferblatu. Metas apibendrinti. Aviator šiuo modeliu pristatė gana netradicinį spalvinį variantą aviacinio stiliaus laikrodžių. Aš asmeniškai rinkčiausi labiau tradicinius variantus su lygiu juodu ar mėlynu ciferblatu bei įprastu sidabriniu korpusu. Tačiau pagarba gamintojui, kad nepabijojo paeksperimentuoti ir sukurti labiau dress stiliaus spalvinį variantą. Tiesa, laikrodis yra pakankamai didelių gabaritų, tad geriau žiūrėsis ant stambesnių riešų. Laikrodis pagamintas tiksliai ir tvarkingai, naudoja premium medžiagas, varomas šveicariškų salito automatiniu mechanizmu. Visgi mano nuomonė 800+ eurų kaina yra ganėtinai aukšta. Taip pat auksinio atspalvio korpuso danga su laiku galimai apsitrins, atverdama plieninio korpuso pagrindą. Daugiau išskirti kažkokių objektyvių neigiamų aspektų pakankamai sunku, nes viskas sueina į pakankamai subjektyvius dalykus. Bet kokiu atveju, manau, šis modelis ras savo gerbėjus. Šį Aviator laikrodį bei daug kitų šio gamintojo modelių rasite elektroninėje parduotuvėje Laikrodžiai LT. Taip pat ten rasite ir kitų populiarių laikrodžių gamintojų modelių, o su kodu GEDMIS gausite 20% nuolaidą visiems laikrodžiams nuo pradinės jų kainos. Dėkoju, kad žiūrėjote, tikiuosi apžvalga patiko. Prašome paspausti patinka ir pasidalinti nuorodą. Taip pat laukiame komentarų ir pasiūlymų. Iki kito karto.